Tu savo šalies pilietis. Kas yra pilietis? Klausite, nesuprantu. Atsakau, mes žaidžiam rimtai, savo kieme, savo smėlio dėžė, su savo draugais ir priešais. Kaip žaidžia vaikai. Kaip suaugę. Kovojame už savo tiesas, savaip suvokiame, kas yra laisvė. Mes maži žmonės, suprantame. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ima ieškot. Mano batai buvo 2, vienas dingo nerandu. Aš su vienu butuku niekur eiti negaliu. Nesąmonės, pirmas buvau. Apie saulę. Myliu saulę, myliu jūrą ir žvaigždės. Padainuok apie gėlę. Myliu gėlę, myliu saulę ir bites. O apie jūrą moki? Myliu jūrą, myliu saulę ir gėlės. Nu, apie kardą. Apie kardą. Moku. Nemoki. Apie kardą? Apie kardą. Paduok sesule kardą. Paduok sesule kardą. Paduok sesule kardą. Reiks priešą kirsti. Paduok sesule kardą.
kažkaip pabandykit tokį tarsi žaidimą įsijungti, tupt, pakelt vieną šiukšlę, galbūt numesti va tos... Galit net pažaisti, suprantat, jūs galit imti, tai truputėlį mesti, bet... O ką dabar žaisim, kad per tą visą nebūtume tokie rimti kaip į pagrabą? Bet ne visi po pagrabą, kaip žiūrėt, gali... Nuo 1941 metų birželio 14 dienos valysime Lietuvą nuo visuomeniai pavojingų lietuviškų elementų. Sibiro platybės laukia jūsų rankų. Lietuviški inteligentai, buožės, darbo žmonių, kraujasiurbiai. Jūsų paliktais namais tarybų valdžia pasirūpins. Tegyvuoja visų tautų vadas, draugas Stalinas. Perplakatas. Ne, nu dabar tai jau nieko nebesuprantu. Ką, vėl naujas žaidimas? Pabaigsiu šitą žaidimą, gerai? Pabandykite pirmoji linija ateiti ir padaryti tą pažaidimą. Matot, pažiūrėkite, kiek tų popierių čia yra. Grįžkit pirmoji linija. Jūs ten savo jau nuėjot, sakykime, ne? Aha. Čia vadovai šuosi, nežinau, bet su puslankį. Greitai. Gražiai, dvi eilės, kaip Seime, ne? Viena arčiau, kita toliau, viskas. Mergaitės, dvi eilės. Vieni baikite priekį, kiti taip truputį toliau. Ir sėdas. Linijos, aiškios, dvi tiesios linijos. Prieš tai, kaip Seime, sėdi seimūnai. Gerai, žaikim, Seimas bus Landsbergis. Aš pasiprunsiu, nepradėk Seimo posėdį. Žinoti ir nedaryti. Tai iš viso. Nežinoti. Aš sakysiu. Aš. Ką? Aš sakau. Aš. Nu, baigit neštis pagaliau tvarkos, prašau Seimo posėdį. Į Seimo tribūną pasisakyti kviečiama tarybos narė. Taigi, jeigu tu svetimas namuose, tai argi tapsi savas tarp svetimų? Gerbėmieji, žinau, kad savam krašte pranašu nebūsi, bet tik senas jaunas saugos negadina, o be to dviem ponam iškart nepatarnausi, taigi kur yra tavo manta, ten ir gyventi. Mergytas. Tai jos neturėjo tikriausiai pagrindimo. Palaukit, palikit dabar ten, kur buvo kubai. Sustumkite atgal, prašau, aktoriai. Ten, kur paliko, ten ir sustumkite. Pabandykim pašokti taip, kaip yra. Gerai? Gal pavyks? Jo. Tiesiog gal pavyks taip, kaip buvo.
žmonėmis. Ši taiki akcija ne tik pilietinės mūsų tautos drąsos, bet ir taiki akcija pademonstrausi pasaulį pavirtų tautų laisvės siekį. Ar už tėvynę mes keliam sparnus? Už tėvynę mes keliam sparnus. Ar ilgai čia dar stovėsime? Stovėsim čia amžinai, nes mes milžinai. Ar eisim ten, kur mūsų dalia? Nedumosim, nedvėjosim, eisim ten, kur mūsų dalia. Lietuva vėl nepriklausome, vėl kvėpuojame savo orų, vėl turime savo smėlio dėžę, kurioje galime būti piliečiai ir patriotai. Grįžtame į studiją. Tadai. O, tai dabar aš jau televizijos laidoje. Gerai, žaisiu. Savo smėlio dėžėje tautos herojai. Prieš 20 metų anksčiau Suprasti santykių grožį. Čia turi būti viskas be garso, reiškia, žiūrovus apgausim truputį, ne? Užuolaidą užsitraukia, jiems atrodo, kad jau viskas. Jūs turit tyliai ir turit ne vienoj eilėj kaip kareivėliai stovėti, bet pasibarstę ir spalvytės tarp juodų gerai, į priekį jūs, bet pasibarstę. Juoda, balta, mėlyna, balta čia nėra. Baikit, panas, vis tokios gražios čia va juodos į priekį daugiau paįstas. A gerai, visas scenos erdvės ir tu tais oboliukai. Kur tie du mano pagonis, kur obolius neša? Vienas dalykas. Pakartojam dar kartą iki 3, tyliai.